Gerą dieną visiems. Tai pašnekėsim šiandien, ką daryti, jeigu 5-6 pamokoj mokiniai junginėja pavaras važiuojant ar stovint ir žiūri į pavarų svirtį. Paprastas pratimėlis, kad to nedarytų. Žiūrėk, sakiau, kad pavojinga yra žiūrėti pavarų svirtį, kaip perjunginė. Kelinta mūsų Marija pamoka yra? 5. 5, ne? Nu tai va, 5-6 pamoka jau yra tas laikas, kur mes pavarų svirtį turėtumėm nežiūrėti, ne? Tai dabar dedi rankam pavarų svirtis, ne? Kitą ranką gali ant vairo užsidėti, ne? Ir žiūri į priekį. Ir dabar pasijunginėsim pavaras, aš tau įrodysiu, kad tu žinai, ką reikia daryti ir tau nereikia žiūrėti, ne? Jungiam pirmą pavarą. Gerai, palik ranką. Antrą pavarą. Trečią pavarą. Antrą pavarą. Pirmą. Ne, čia ne pirma. Čia yra trečia. Pirmą. Antrą. Ketvirtą. Trečią. Pirmą. Laisvą. Gerai, dabar padarysim dar kitaip. Tu dėsi ranką ant pavarų svirtės viršaus, aš imsiu iš apačios ir aš jungsiu pavaras ir tu pasakysi, kokią aš pavarą jungiu. Gerai? Dėk, rankį. Čia pavarą? Ne, čia dėk. Na, žiūri vėdą priekį, ne? Čia trečia, čia ketvirta. Ar tikrai? Antra. Nu gerai, kokia čia? Pirma. Antra. Trečia. Ketvirta. Gerai. Dabar? Antra. Trečia. Čia jau 5. Ar tikrai? Ar 4. Gerai, žiūrėk, neporinės pavaros yra priekį. Ane? Tai žiūrėk, yra 1, 3, 5. Ane? Porinės pavaros yra gale. Ane? Tai yra 2, 4 ir 6. Taip? Tai va, tai paprastai mes į priekį atgal, bet aš tau specialiai makaluoju, kad tu susigaudytum. Kokia pavara? Trečia. Ketvirta. Pirma. Antra. Ketvirta. Trečia. 6. Viskas. O tau įrodymas yra, kad tu žinai, kur tos pavaros yra ir žiūrėti jas tikrai nereikia. Jei patiko šitas patarimas, paspausk subscribe, jų bus dar daugiau.